Tai gerą dieną visoms ar visiems, ne visus matau, kas čia prisijungia, bet labai smagu, kad randat laiko šitam, kaip sakyti, chaotiškam, įtemptam rugsėjyje kažką pasitobulinti, kažką naujo išmokti. Ir šiandien tema yra apie vertę. Apie vertę kalbėsiu iš keletos tokių perspektyvų, apie vertę verslui, apie vertę klientui ir kas yra, kaip sakyti, tie svarbiausi vertės stulpai mūsų versle. Taip, kur čia dabar, taip. Taip. Tai trumpai apie mane. Mano vardas Diana Grabskytė, esu verslo konsultantė, labiau save identifikuoju kaip mentorė, nes padedu įtvirtinti įgūdžius, ne tik, kaip sakyti, ne tik konsultuoju, kaip ką daryti ir duodu įrankius, bet ir kaip realiai, kad viskas įsitvirtintų ir taptų realybę. Nes čia žinot, dažniausiai yra mokymų minusas, kad mes, kai išmokstam, mums sunku toliau patiems viską realizuoti, nes, tarsi vieną dalyką supratai, tarsi kitą dalyką supratai, bet kaip juos sujungti į geriausią vertę, va čia yra sunkiausias uždavinys, dėl ko aš ir pati niekada, tuos 13 metų niekada nedirbau be mentoriaus. Tai jeigu apie mentorius, tai čia yra 4 mano mokytojai, kaip sakyti, mano vertės atspindys, kodėl aš galiu dalintis, todėl kad mokiausi iš praktikų ir man atrodo, kad geriausias dalykas yra mokytis iš praktikos, nes vadovėliai parašyti dideliems verslams ir aš tikiuosi, kad čia tokių nėra, nes iš esmės mes orientuojamės į smulkų vidutinį verslą. Ir smulkiam vidutiniam verslui nėra instrukcijų, dėl to reikia, kaip sakyti, eiti per praktiką, per praktinius dalykus. Tai kaip minėjau, šiandien keletą tokių esminių perspektyvų paliesiu: vertė klientui, vertė verslui. Tai pradžioje truputėlį jūs noriu pajudinti. Ar kada pagalvojot, kas yra didžiausias turtas jūsų versle? Ne produktai, ne komanda, ne klientai. Tai kas tai galėtų būti? Į chatą, jeigu į chatą, arba galite ir garsiai įsijungę mikrofonus pasakyti. Žinau, kad klausimai pas tave, Diana, būna sukti. Jau dabar bijau sakyti ir norisi sakyti, pelnas turbūt vertingiausia. Va, Na jau, Violeta, aš pati šaunuolė Violeta, taip. Pats didžiausias turtas ir pats didžiausias potencialas versle yra verslo vystytojas, verslo vadovas. Nes, kaip sakyti, jeigu jūs norėsit pritraukti investicijų, tai investitorius daugiausia investuoja ne tik į verslą, bet ir į vadovą. Nes vadovas yra tas, kuris, kaip sakyti, galima labai didelę ir gražią idėją, kaip sakyti, nuvesti ne ten, kur reikia, bet galima, kaip sakyti, įgalinti. Tai viskas priklauso nuo vadovo potencialo, nuo vadovo kompetencijos, nuo vadovo motyvacijos. Ir kodėl pradedu nuo vadovo? Todėl, kad tai yra labai svarbus momentas, ir šiek tiek pravesiu apie vertę kalbėdama. Kalbu iš praktinių momentų, tai ko nesusidūriau dirbdama su klientais, to ir nepasakoju, bet su kuo susidūrėm, tai tą ir pasakoju. Ir ką noriu užtikrinti ir užakcentuoti, kad vadovas į ką turi atkreipti dėmesį, kad labai aiškus turi būti vertės pasiūlymas. Reiškia, o kas jį turi sukurti, tai aišku, kad pats tu geriausiai žinai, bet kaip tą daryti, tai aišku, mes jau lysim toliau į praktikas. Nemažai duosiu tokių praktinių užduočių šiandien, kad šiek tiek pasitreniruotumėt ir žinotumėt, kaip sakyti, tam tikrus kodus, kaip prie to prieiti geriausiu būdu. Toliau, kur yra vadovo vertė, kad jis yra įkvėpimas kitiems. Tai nebūtinai tu turi turėti komandą, bet įkvėpimas, tu turi būti įkvepiantis tame, ką tu darai.
ir įkvėpti ir savo partnerius, įkvėpti ir savo tiekėjus. Ir kai šitas dalykas atsiranda, vat atsiranda ta stebuklinga magija, kada prasideda, sakykime, toks judėjimas. Abipusis mano mentorius mėgsta sakyti, kad tik įkvėptas žmogus gali įkvėpti kitus, ar ne? Ir tai va čia labai labai svarbus momentas, tai reiškia patys turit žiūrėti, na, motyvacija, jinai labiau toks išorinis dalykas, įkvėpimas yra vidinis dalykas, iš vidaus, ar ne? Tai stiprinti tuos vidinius resursus, kad pats būčiau įkvėptas tame, ką darau. Savivertė ir profesinė veikla. Čia, žinokit, nu toks momentas, kur atradau gal prieš porą metų, kai dirbau su keliom klientėm, kur tiesiog nagrinėjom tokias situacijas. Ar ne? Aišku, dirbom su skaičiais ir situacija buvo tokia, kad vienos klientės srautai, kaip sakykime, pinigų judėjimas buvo pakankamas, pinigų netrūko, bet realiai įvertinus situaciją, veikla buvo nuostolinga. Kaip tai atsitiko? Todėl, kad, kaip sakyti, jinai daug gaudavo avansinių mokėjimų ir nesijuto taip, kad jinai dirbo nuostolingai. Ir tą pamačiusi, ją ištiko šokas. Na, aišku, mes pradėjom analizuoti situaciją, pradėjom dirbti ir tada, aišku, priėjom prie kainodaros, kuri buvo labai maža, dėl to ir tas rautas klientų buvo toks didelis, nes, numatot, žinai, gauti už mažą kainą didelę vertę nori labai daug kas, ar ne? Na ir mes pradėjom dirbti su tuo, kad reikia kelti kainas, sudėliojom kainodarą, kaip sistemiškai tos kainos bus keliamos ir tiesiog, žodžiu, ir nusprendėm, kad tos kainos bus keliamos jau nuo sekančio mėnesio ir tiesiog, kai mes kalbam šitos dalykus, jinai pradėjo verkti. Jinai pradėjo verkti, tiesiog, sakau, kas yra, kas vyksta. Sako, aš negaliu pakelti kainų. Sako, aš manau, kad dings mano klientai, vat išsijungia kažkokios baimės, taip, kai kurie klientai dings, bet suprantat, su kainodaros kėlimu, su vertės kėlimu, tiksliau, ne su kainodaros, o vertės kėlimu, eina pirma vertė, paskui kaina, keičiasi ir mūsų klientas. Mes einam link to savo išsvajoto kliento, o nebedirbam su visais, kaip didžioji dalis esam įpratę verslo pradžioje, ar ne, kada tik gryninamės produktą, ar ne. Po to jau labai svarbu atskirti ir labai koncentruotis į tikslinį klientą. Apie kokią vertę verslui reikėtų galvoti? Versle reikėtų siekti pelno, kuris, aišku, neįmanomas be pajamų, o šaltinis yra klientai. Dėl to klientams ir klientų kuriamai vertei mes skirsim didžiausią dalį šiandien. Ir kas dar yra vertinga? Vertinga siekti sukurti automatinę mašiną. Reiškia žiūrėti, kad aiškus būtų procesai, kad būtų atsikartojantis procesai. Jeigu nėra atsikartojančio ciklo, tai mes vis iš naujo išradinėjam dviračius. Vis bėgiojam paskui kiekvieną galimybę, o tai yra, kaip sakyti, neefektyvu. Toksai, kaip sakyti, trumpų distancijų bėgimas. Taip. Toliau, iš kur žinoti, ar mes kuriam vertę? Iš kur žinoti, ar mes kuriam vertę savo klientams, ar ne? Tai tokie keletas momentų labai noriai klientai teikia grįžtamąjį ryšį. Na, tarkim, turėjot klientą, nusiuntėt jam kažkokią grįžtamojo ryšio anketą ir labai greitai gavot ją ir gavot daugiau negu tikėjotės. Kad renkasi jūs, jau irgi yra ženklas, ar ne, nes, sakykime, yra daugiau panašių į jūs, daugiau gal net ir tokios pačios nišos, tokios pačios rinkos, ar ne, tampa lojalūs, tai reiškia, kad gali būti, kad net ir tampa ambasadoriais jūsų įmonės, ar ne. Būna tokie klientai, kurie ambasadoriais aš vadinu, kurie galbūt nebūtinai perka jūsų paslaugas, bet gali jūs rekomenduoti. Dėl to, kad aiškiai supranta, kokią vertę jūs kuriat. Va čia irgi toks momentas. Atlieka reklamos funkciją, tai čia jau kaip ir tas pats. Na ir einam prie pagrindinės formulės, kas yra vertės formulė. Vertės klientui formulė. Tai yra labai paprasta, maksimali nauda ir minimalios pastangos. Reiškia, aš
turiu nearti, nesunkiai kažką daryti, kad aš pasiekčiau maksimalę naudą, pirkdamas paslaugą ar prekę. Tai va čia labai labai aišku, kaip ir, ar ne? Bet kaip tą padaryti, jau nebeaišku. Tai einam prie praktikos. Čia yra vienas iš metodų, kaip prieiti prie vertės formulės. Tiesiog pabandykit į kiekvieną punktą savo pasirašyti po vieną momentą, ar ne? 2 minutės. Rinkos arba tikslinio kliento poreikiai. Aš truputėlį užvesiu ant kelio, kad būtų aiškiau. Rinkos arba tikslinio kliento asmeniniai poreikiai. Tai reiškia, ko mano klientui labiausiai reikia. Ir ne veltui parašiau dar šitą frazę, kad gali būti, kad jis apie tai nežino. Taip, mano atveju tai yra praktiškai vos ne 100%, nu, ne visai aišku, bet didžioji dalis galvoja, kad problemos yra ne ten, kur ir iš tikrųjų jos yra. Jos yra, kaip sakyti, apsibliūrinusios įvairiausiais dalykais ir tos esminio poreikio tarsi nesimato. Na, jeigu aš pasakyčiau, kad mano klientui svarbiausia uždirbti pelną, taip, bet jis dažniausiai ne apie pelną galvoja. Jis galvoja, kaip ten gauti klientų, kaip čia užsiėmęs daugybę reikalų, bet nesifokusuoja ties pelnu, ar ne? Tai reiškia, pirmas uždavinys atvesti iki to, kad jam būtų aišku, koks yra esminis poreikis. Tai va čia yra labai svarbus momentas. Koks esminis poreikis. Tai reiškia, ko man labiausiai reikia, jeigu aš kreipčiausi į jūs, ką jūs galėtumėt man duoti, kaip tą mano poreikį atliepti ir patenkinti, ar ne? Unikalus sprendimas. Kuo tai, ką aš darau, kuo tai yra unikalu? Pavyzdžiui, tai, ką aš darau, unikalu tai, kad mes kuriam tokią sistemą, kuri tikrai yra unikali, ten kelis metus išdirbta ir aiški ir kurta per praktiką. Išmokta, kaip minėjau, ne iš vadovėlių ir dar mes labai koncentruojamės į paprastumą. Nes sudėtingų kažkokių sistemų, sudėtingų skaičiuoklių jūs galit gauti net internete, bet tai, kad būtų praktiškai veikiantis kažkoks momentas, tai jau yra sunkus darbas iki to buvęs, ar ne, kad dabar prieitumėm prie rezultato ir gautumėm kažką unikalaus, paprasto ir aiškaus, ką galėtumėm pasiūlyti klientui. Kokia konkreti nauda klientui, ar ne? Ką klientas gaus? Na, tarkim, aš kai parduodu savo paslaugą, visų pirma akcentuoju tokį momentą, kad pradžioj, kas labai labai svarbu, kad klientas visų pirma pamatys, kaip atrodo jo verslas. Antra, pamatys, kaip atrodo verslo skaičiai, tai reiškia aiškiai žinos, kur jis dabar yra. O čia mėgstu dar tokį terminą navigacijos naudoti. Reiškia, jeigu aš aiškiai žinau, iš kelių perspektyvų labai aiškiai identifikuojuosi, kur aš esu, aš tada galiu dėti kryptį ir važiuoti kažkur, ne? Nes jokia navigacija jums neduos nuvažiuoti kažkur, jeigu jūs neparodysit jai pagrindinio taško. Tai versle šitas pagrindinis taškas, patikėkit manim, yra labai labai svarbus. Ir čia dažniausiai irgi būna tokia, šiek tiek, kaip sakyt, pro pirštus nuleista vieta. Maždaug įsivaizduoju, kur esu, bet realybė parodo, kad yra įsivaizdavimas toli, sakykime, arba per toli, arba per arti jūsų įsivaizdavimo. Bet čia labai labai svarbu žinoti tiksliai, kur aš esu, kad žinočiau, kur nuvažiuoti. Ir tai, ką dar duodam klientui, tai duodam įrankį, ar ne, su kuriuo jis galės toliau verslą valdyti savarankiškai, išmokęs dirbti su mumis, ar ne. Kuo siūloma nauda yra didesnė už konkurentų, tai jau praktiškai įvardinau per prieš tai buvusius dalykus. Tai reiškia, kad mes akcentuojam paprastumą ir tai, kad pačiam nereikia būti ekonomistu, pačiam nereikia būti finansininkų, kad išmokti verslą valdyti, išmokti valdyti paprastus, nesudėtingus įrankius. Tai va čia galbūt esminiai tokie momentai, galbūt šiek tiek užvedžiau ant kelio. Dabar, jeigu galit trumpai pasidalinkit, kur sunkiausia galbūt, ar ne, kur sunkiausia atrasti kažką tai, arba ką atradot, tiesiog kas lengviau.
ką sunkiausia išsigryninti ką jau galbūt turit išsigryninę, ar jūs tenkina šitas išsigrynintas, sakykime, momentas. Galit parašyti, galit pasakyti. Jo, greitis, patogumas yra tie momentai, tie momentai, taip, bet ne esminis. Nu, čia ne esminis momentas. Taip, tikrai greičiau, patogiau, šitie labai labai svarbus momentai, bet iš esmės labai svarbu žiūrėti, kur yra esminis tas poreikis. Ką esminio tokio reikia atskleisti, ką esminio reikia duoti klientui. Gal galim panagrinėti kokį nors labai konkretų iš paslaugų verslo pavyzdį. Paimti, pavyzdžiui, du tokius skirtingus polius mano praktikoje dažniausiai pasitaikantis verslai. Tai pavyzdžiui, teisinės paslaugos teikiantis advokatai ir grožio paslaugas teikiantis ekspertai, ar ne? Mhm. Ir atrodo, nu, visi teikia paslaugas, visi labai panašias teikia paslaugas. Taip. Ir va tas unikalus kliento poreikis. Matai, čia. Nu, duok patarimą, žodžiu. Čia vėl, nu, čia negaliu abstrakčiai kažkokio duoti pavyzdžio, nes iš esmės reikėtų tada labai individualiai eiti į gilumą, ar ne? Nes tie patys teisininkai, tie patys grožio specialistai, jų yra, nu, kaip sakyti, grožio specialistų nėra visi vienodi tiksliniai klientai. Teisinių paslaugų teikėjo irgi nėra visi vienodi tiksliniai klientai. Tai vat, vėlgi tada reikėtų pirmą identifikuoti, kas tas yra mūsų tikslinis klientas, kai aišku, tada jau galima eiti papunkčiui per šitos dalykus, bet čia nėra greito sprendimo, nėra greito atsakymo. Čia yra, na, mes tik dabar čia taip prabėgom iš esmės, kad žinotumėt, kokius dalykus reikėtų išsinagrinėti, kad ta formulė susikurtų, bet iš esmės tai yra sunkus darbas. Sunkus darbas pasėdėti prie kiekvieno punkto, paanalizuoti, kol atrasit tą tokį žodį, kur jums patiems atrodo, tai yra esmė, tai yra nušvitimas. Tai dėl to, kaip sakyti, čia tokių stebuklingų mygtukų tikrai nėra. Tikrai nebus greitų atsakymų. Čia tiesiog duodu gairias, su kuo reikėtų padirbėti ateityje. Ir užvedimas ant kelio mano tikslas yra šio susitikimo, bet tik, nu, kaip sakyti, aiškaus atsakymo aš jums nesukursiu, nes jūs patys turite eiti per šitos dalykus. Čia aš galiu eiti per klausimus, kaip sakyti, jeigu yra konkretus žmogus, kuris klausinėja ir kalbasi su manim ir dalinasi, tada per klausimus galime prieiti prie šito, kaip sakyti, prie geriausio sprendimo, prie geriausio atsakymų. Tai va, tikrai čia tokių, sakykime, greitų dalykų nėra. Bet ar aišku, ar ne, į ką atkreipti dėmesį, tai va, keturi tokie svarbiausi dalykai. Ir kas labai svarbu, kad va, šitie punktai, kai juos įsigryninsit, po kelis žodžius ar po sakinį būtų geriau, kad kuo trumpiau, tuo aiškiau, ar ne? Tai vat iš tų 4 punktų turėtų susidėti jūsų vertės pasiūlymas, kai jūs pristatote arba prisistatote, kas jūs esate ir ką jūs darote. Va šitie žodžiai turi nuskambėti iš esmės, kai man pristatote savo verslą, turit iš esmės pasakyti, kokią problemą sprendžiat, kaip ją sprendžiat, kokia konkreti nauda ir konkurencinis jūsų pranašumas. Turi vienam, dviejuose sakiniuose atsispindėti. Taip, toliau. Vertė kaina, ar ne? Na, kaip čia yra su tais momentais, ar ne? Užsiminiau šiek tiek apie kainodarą, ar ne? Ir vertė versus kaina.
na, gyvenam, aišku, ilgą laiką tokiam kontekste, kada kaina ir buvo vertė, bet iš esmės kaina yra tai, ką mes sumokam, o vertė tai, ką gaunam. Ir dažnai gaunam pridėtinę kainą, bet ne pridėtinę vertę. Bet iš esmės tai kartais būna tokia manipuliatyvi ta kaina. Na, aš pati, kai ieškau tiekėjų, būna, sakykime, nuo iki, ta kainodara tokia nuo iki. Ir tu pradedi žiūrėti, analizuoti ir, nu, kartais tikrai, nu, nieko bendro su siūloma vertė ta kaina neturi. Nes jau pradiniam etape net pasimato, kad kainodara gerokai išpūsta ir netitinka gaunamos vertės. Todėl čia labai labai svarbus momentai, kad visų pirma būtų labai aiški jūsų vertė kuriama ir tada, kad ta vertė atitiktų kainą. Tai reiškia, nu, tokie teisingi mainai, kad už tą vertę, už tą, kaip sakyti, mano problemos sprendimą aš mokėčiau sąžiningą kainą, kad aš labai aiškiai suprasčiau. Na, jeigu kalbėt dar šiek tiek apie kainą, norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad, na, aš pati kaip parduodu savo paslaugą, aš kainą sakau labai paskutiniam momente. Mano pagrindinis tikslas pradžioj kiek įmanoma maksimaliai ištransliuoti gaunamą vertę klientui. Na, jeigu tai yra tikslinis klientas ir jeigu man pavyksta tą vertę ištransliuoti, tai išgirdus kainą dažniausiai, tai čia, oi, tai čia ne, čia oi, visai negazdina, čia jo. Arba net esu girdėjus tokių pasisakymų, kad čia tik tiek, nu, žodžių. Va čia yra, kaip sakyti, geras atsakymas tikslinio kliento, kad jis labai aiškiai supranta gaunamą vertę. Jeigu jau tokių tik tiek labai daugėja, tai reiškia, galbūt jau ir verta kelti kainą, galbūt nusivertinat. Na, bet šiandien tema ne apie kainodarą ir daug nelysiu į tą temą, čia atskira tema, bet apie vertės kūrimą. Tai vėlgi grįžtam į praktiką ir tokia 3 minučių taisyklė, nežinau, gal kas žinote, bet jei nežinote, tiesiog pabandykim, nes vertės formulė yra kuriama iš kliento perspektyvos. Ne tai mes transliuojam klientui, kas mums atrodo labai svarbu, ką mes čia labai puikiai darom savo versle, bet kas klientui atrodo svarbu. Kas mūsų klientui, ką mūsų klientas vertina mūsų paslaugoje. Tai va čia pabandykim truputėlį lysti į kliento galvą ir 3 minučių taisyklė yra apie tai, ką klientas galvoja prieš 3 minutės prieš įsigydamas jūsų produktą ar paslaugą. Pabandykite įlysti į galvą ir pagalvoti, kas jums šauna, kokie pagrindiniai momentai ateina į galvą, ką jūsų klientas galvoja apie jūsų produktą ir paslaugą 3 minutės prieš įsigyjant jūsų produktą ar paslaugą. Kas dedasi jo galvoje? Ir pabandykit pasidalinti, jeigu galima, į chatą ar balsu. Jeigu norit komentaro, tai galit tiesiog dar trumpai ir parašyti, kokia paslauga ar produktas. Jo. Čia labai labai geras klausimas, Aušrinė. Ar tikrai gausiu tai, ko man dabar reikia? Ar tikrai, ar tikrai man pataikys į tą taikinį, ko man dabar reikia? Dėl to ir sakiau, kad, nu, kaip sakyti, tas pirmas momentas, tas pirmas punktas yra labai svarbus, esminis mano poreikis. Ir jeigu man neaišku, koks yra tas esminis poreikis, tai aš negalėsiu ir pasiūlyti to, ko jam labiausiai reikia šiuo metu.
Čia labai susiję momentai. Ir, ir, nu tikrai, bet iš esmės, kaip sakyti, Aušrinės tas klausimas veda į tai, kad didžioji dalis prieš įsigydami produktą ar paslaugą mes, nu, staptelim tokia su savo abejonėm, ar ne? Nu, tai va čia ir irgi toks abejonės klausimas ir pradedam galvoti, ar tikrai reikia, ar tikrai dabar, ar tikrai čia geriausia ta paslauga ar produktas, ar ne. Tai va čia jo, šitie momentai kirba kliento galvoje. Tai reiškia, mes kurdami vertės pasiūlymą turim į tai atsižvelgti ir pagalvoti, kaip mes turim nuginkluoti šituos abejonės kylančius klausimus ir atsakyti klientui dar net neuždavus šitų klausimų. Ar ateina kam į galvą? Kas, kaip jums atrodo, kaip jūsų paslaugoj? Nėra paprasta. Nėra paprasta čia, kaip sakyti, taip. Tas lindimas į galvą kliento yra apie tai, kad iš esmės, na, kad reiktų mažiau lysti į tą galvą, mes galim susirinkti grįžtamąjį ryšį iš savo klientų. Bet jeigu pradžioj, sakykime, to grįžtamojo ryšio nėra labai daug, tai iš esmės tada vis viena turim ieškoti būdų, kaip analizuoti tos kliento poreikius, kaip priartėti prie to, kažkas, žiūriu, parašė. Niekas nerašo, tai aš Ai, rašinėju. tu rašai, aha. Ar dabar to reikia, gal galiu pakentėti, palaukti, na, iš esmės, nu jo, jo. Na, kaip sakyti, čia yra, nu, tos abejonės jos yra natūralios, bet tikslinis klientas, jeigu yra tikslinis klientas, jis dažnai tų klausimų neužduoda. Nes tiksliniam klientui jau yra aišku, kad jam yra tai, kad jis yra ten, kur ir turi būti, ir kad jis renkasi tai, kas jam šiuo metu yra aktualu. Tai iš esmės, kaip ir minėjau, didžioji dalis priklauso nuo mūsų. Tarkim, mes turim diagnostinės konsultacijas, į kurias gali registruotis klientai nemokamai. Ir per tą konsultaciją mes per valandą laiko tikrai galim išsinagrinėti ir pajusti, sakykime, ir pasičiupinėti vieni kitus ir parodyti vieni kitiems, ar ne, ar mums pakeliui, ar tikrai yra klientui čia skaudama vieta, nes, na, kaip iš esmės, man tai būtų keista, jeigu būtų ne čia, ar ne? Nu, iš esmės, kaip ir Aušrinė sakei, pagrindinis verslo tikslas yra pelnas. Bet aš labai mėgstu mano mentoriaus formulę ir pati ją labai dažnai naudoju, kad verslas yra vertės kūrimas ir tos vertės vertimas pelnu. Tai reiškia, pirminis momentas yra, kad mes turim kurti vertę ir tik tai iš tos vertės galim kurti pelną. Negali būti atvirkščiai. Būna, aišku, visko būna ir yra, bet aš ne apie tokius verslus, aš apie ilgalaikį tvarų verslą ir apie ilgalaikį ir sąžiningą santykį su klientu. Tai čia labai labai svarbus momentas, kaip sakyti, lindimas į galvą. Tai šitą pratimą tikrai padarykit, pabandykit pasianalizuoti ir pagalvoti apie savo klientą ir įlysti į jo galvą. Kitas momentas nemažiau svarbus, tai yra taip. Visai tokį svarbų klausimą, iš tikrųjų, Violeta parašė. Nu, tai nėra klausimas, bet man atrodo, kad verta paliesti, jeigu čia paskaitytum. Prieš einant į kitą. Taip, jeigu gali paskaityk, aš dabar kol čia. Gerai. Žodžiu, nerašo svetainėje kainos, nes kaina priklauso nuo daugelio dalykų, nuo žmonių skaičiaus, nuo vietos, reikia, žodžiu, poreikį išsiaiškinti ir kliento aplinkybės. Tai dėl to dirbtuvių renginių paslaugos kaina nėra nurodyta. Ir aš daug kur esu taip mačius ir man tas iš tikrųjų yra toks, nu, klausimus kelintis. Taip. Tikrai negalima įvardinti gairių,
Taip. tokiu atveju. Aš vardinčiau žirklės nuo iki, tikrai dėčiau, nes tokiu atveju jūs esat sąžiningesni su klientu. Tai dabar jūs, nu, tarsi mane įpareigojat būtinai su jumis susisiekti, ar ne? Nes jeigu aš pirminiam etape darausi analitiką, darausi rinkos tyrimą ir ieškau kažkokios panašios paslaugos, tai aš pirmenybę teikčiau ten, kur yra aiški kaina. Aš nu, va, tikrai rinkčiausi ten, kur aiški kaina, sakykime, bent jau gairės nurodytus. Aš suprantu, kad independs, ne, priklauso nuo vieno ar kito dalyko, kad yra paketai, bet čia, na, čia siūlau jums dar labai aiškiai padirbėti ir labai susikoncentruoti, kad tų paketų nebūtų milijonas, kad būtų labai, nu, kaip sakyti, kuo mažiau, kuo aiškesni pasiūlymai. Nes nu, tie tokie apipinti dalykai, jie labai klampina, labai, nu, kaip sakyti, sukuria tokį rūką ir tampa nebeaišku. Dar matau kažkas. Tiesiog Mm. būna situacijų, kai mes galime, bent jau aš pati, bent jau įsivardinu savo valandos kainą dirbtuvėse arba kaina žmogui, o kainoje neįskaičiuota vietos nuoma, kelionės išlaidos, nu tokie vat niuansai, kurie vis tiek duoda gairias klientui, mano, kad vat 2 valandų dirbtuvės kaina 500 eurų minimali, plus nuomos išlaidos, plus ten priemonės, maistas, gėrimai, nu kaip pavyzdys. Taip. Nu, va, Dovilė irgi parašė, iš esmės, na, kiek esu kalbėjusi su marketingo specialistais, tai visi gyrė mūsų puslapį už tai, kad pas mus yra labai aiški kainodara. Visos kainos yra labai, nu, kaip sakyti, atviros už kiekvieną momentą, viskas labai aišku. Kai tuo tarpu pas savo kolegas, nu, aš nežinau, turbūt nemačiau pas nei vieną. Turbūt nemačiau pas nei vieną, kaip sakyti, irgi labai toks tai mistinis momentas. Aš suprantu, kad gali būti ir tas momentas, apie ką aš kalbu, kad kol klientas nesupranta vertės, neaiški kaina, bet, na, sakykime, na, dažniausiai puslapį ateina jau tie, kurie naršo, kurie ieško, tai dažniausiai yra tikslinis klientas ir jam yra aišku. Jam yra aišku, už ką ir kodėl yra mokama tokia kaina, arba už produktą, ar ne, arba mokymai kažkokie, webinarai, seminarai. Tai va čia, kaip sakyti, tikrai rekomenduoju šitą momentą. Ir kaip prieš tai minėjom, bent jau rėžiai turi atsirasti. Kaina nuo iki. Gali būti taip, gali būti kitaip. Taip, visiškai teisingai. Pažadas klientui labai svarbus momentas. Tai va čia yra, kaip sakyti, ta vertės formulė dažniausiai ir yra, ir antras punktas turėtų būti po vertės formulės pažadas klientui mūsų. Ką mes pažadam, kaip sakykim, na, ką klientas tikrai gaus. Čia prisiminiau tokį anekdotą, jis ne anekdotas, toks tikras pasakojimas apie mano brolinės močiutę. Jinai atėjo pas mus į svečius ir kažkada pasakoja žodžių, sako, žinokit vaikeliai, sako, nuėjau pas kunigėlį ir pasisakiau tokį dalyką. Buvau per nepriklausomybę pasižadėjus daugiau niekada negert. Ir sugrėšėjau. Tai kunigėlis man sako, nu žinokit, neprižadėkit tokių dalykų. Tai žodžiu, dėl ko dabar prisiminiau, nu neprižadėkit tokių dalykų, kurių negalėsit ištesėti. Tai va čia dėl to lėktuvą įdėjau, kaip sakyti, dažniausiai prižadam, na kaip sakyti, bandydami privilioti tą klientą, prižadam daugiau nei galim duoti ir realybė būna tokia, kad turim iš karto nusivylusi klientą. Ir atvirkščiai, geriau, kaip sakyti, ne prižadėti, kaip sakyti, ir duoti bonusą, ir tada klientas nustebęs, jis įgauna daugiau negu tikėjosi. Tai va čia yra pats geriausias variantas, kai tu pažadi, sakykime, tokius basicus, pažadi esminius dalykus, bet yra dar įpakuota momentų, kurių klientas gauna dar kaip papildomą vertę. Tai va čia yra geriausias momentas. Tai va čia Pažadą kurdami pagalvokite apie tokį dalyką, tarkim, jeigu jūs būtumėt pats savo produkto ar paslaugos klientas,
Ką jūs norėtumėt girdėti, kokie žodžiai jūs užkabintų? Čia, žinokit, vos negeriausias, kaip sakyt, lakmuso popierėlis ir testas toksai, nes patys esam reiklus kitiems ar ne kitų produktams ir paslaugoms, tai lygiai taip pat turim būti reiklus ir savo, ir savo produkto paslaugai. Ir va čia vėlgi, kaip sakykime, iš kliento perspektyvos dar šiek tiek pažiūrėti, ar ne? Ką mes galim pažadėti, ką tikrai ištesėsim, ką tikrai klientas gaus. Tai va čia šitie dalykai labai 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 svarbus momentai. Ar esat išsigryninę savo pažadus klientą? Tai vienas iš mano mėgiamų pažadų klientams yra Horsto Šulco, vieno iš garsiausių viešbučių tinklo savininko. Jisai pats, kai buvo mažas vaikas, nuėjo dirbti, kad užsidirbtų mokslams ir pragyvenimui į viešbutį. Ir jį mokantis vadybininkas, žodžiu, jam dažnai kartodavo tokį momentą. Sako, dabar atvyks labai svarbus žmogus. Ir sako, ir aš, sako, paskui po kurio laiko suprantu, kad jis apie kiekvieną žmogų taip sako. Sako, dabar atvyks labai svarbus žmogus. Ir sako, ir aš tą pamoką išmokau visam gyvenimui ir man tai yra mano verslo pagrindas, mano verslo, kaip sakyti, ašis, kad kiekvienas žmogus yra labai svarbus. Tai jisai kalba ne tik apie tuos žmonės, kuriuos aptarnauja, bet ir apie tuos žmonės, kurie patarnauja. Tai reiškia, mes patarnaujantis personalas ir tie žmonės, kurie yra mūsų svečiai, yra damos ir džentelmenai, ar ne? Reiškia, mes vieni kitiems ir mes esam vienodi. Tai šitas momentas man tikrai labai labai toks įspūdingas ir toks, galima sakyti, jo viešbučių sėkmės raktas, nes labai svarbus yra jo žmonės, kaip sakyti, jis pats atsimenu, kai dalinosi per konferenciją apie tai, kaip jam svarbu jo organizacijoje dirbantys žmonės, tai sako, žinot, jeigu aš neteisiu į darbą, niekas nepastebės, sako, bet jeigu mano darbuotojai neteis į darbą, mano verslas žlugs. Tai va čia yra tas toks teisingas momentas, kad mes neiškeltumėm, kaip sakyti, nei vienų, nei kitų aukščiau. Tai va lygiai kalbant apie vertę, tai lygiai tas pats yra ir apie mūsų verslą kalbant, kad lygiai taip pat mes kuriam vertę ir lygiai taip pat klientas turi būti, turi jaustis, kad tą vertę gauna, ar ne? Kaip minėjau, tie teisingi mainai. Na ir grįžtamojo ryšio klausimai, jie padeda tą vertę išsitraukti tiesiai iš klientų ir turbūt va čia, jeigu jums pavyksta gauti iš kliento grįžtamojo ryšio klausimus, tai turbūt, kad jūs galite daug geriau, neturbūt, o tikrai daug geriau, daug tiksliau, daug vertingiau suformuoti savo vertės pasiūlymą iš kliento perspektyvos. Šitą vertinimą aš labai mėgstu, dėl to jums duodu kaip pavyzdį, kaip vertinate mūsų paslaugą ar gaminį 5 žvaigždučių reitingas, ar ne? Ir jeigu įvertinote 4, prašymas, ką turėtumėm padaryti, kad mus įvertintumėt 5. Toks klausimas klientui, ar ne? Vat gavo mažiau negu maksimalų įvertinimą, ką turėtumėm padaryti, kad gautumėm aukščiausią įvertinimą. Bet čia labai geras klausimas toksai, kad paklausti kliento, ko dar trūksta iki to 10 arba 5, ar ne, ko dar trūksta iki tos viršūnės, kad mes turėtumėm tą tobulą savo tikslinio kliento paslaugą ar produktą. Čia galiu, man atrodo, jau pasakojau kažkur apie, per karantiną buvom su viena maitinimo įstaiga padarę šitą momentą, pasidarėm apklausą ir žodžiu, sako, paslauga yra
labai gera, bet vienas klientas parašė, nu bet jūsų pakuotės ir va, prašau, AliExpress nuorodą, išsirinkite geras pakuotės ir prašau patobulinkit. Nu, tiesiog, va toks labai aiškus pavyzdys, kur duodama iš karto net instrukcija, net nuoroda, ką jūs turėtumėt padaryti, kad ta paslauga būtų visapusiškai, kaip sakyti, atitiktų kliento poreikį ir vertę. Tai šitą labai patariu daryti ir kuo dažniau, kiek tik įmanoma, sakykime, tas neužbombarduoti klientų apklausom, ypatingai jeigu klientų srautas yra didelis, bet pagalvoti tą grįžtamojo ryšio momentą, kad jis vis tiek būtų toks pastovus ir būtų nuolatinis ir kad jūs aiškiai žinotumėt, nes čia yra jūsų augimo bėgimo takelis į viršų, ar ne, kaip jums augti, kaip jums keistis pagal jūsų kliento poreikį ir galbūt trūkumus, ar ne, įvardintus. Na ir trumpai tada, ką išsinešat šiandien, 1-2 dalykai, įžvalga, įkvėpimas ir klausimai, jeigu tokių yra. Na, jeigu kalbu apie grįžtamą ryšį ir negaučiau grįžtamo ryšio, tai Dieve padėk, reiškia, galvočiau, kad jau labai blogai viskas buvo. Ką tiesiog išsinešat savo, ką panaudosit, galbūt kažkokia įžvalga, galbūt kažkoks kampas. Kol merginos, moteris rašysit čatą, aš užpildysiu tylos pauzę pasakydama, kad apsibraukiau šauktukais augimo kopėčias, būtent tas skalės principas, ar ne? Ir dar papildomai pasižymėjau, kad net jeigu ir duoda 5 žvaigždutes, o kas ten buvo vertingiausia, nu, kad irgi išsigryninti tą poreikį, nes matyti vienas didžiausių iššūkių ir yra didžiausias skausmo tašką atrasti, kad prisitraukti tikslingiausią klientą. Taip. Ir vat iškart prisiminiau to tikslinio kliento apibrėžimą, kad tai yra ne šiaip žmogus, o tai yra žmogus, kuris čia ir dabar yra pasiruošęs tą vertę gauti. O visi kiti, kurie dar gali palaukti, pakentėti, tai jie eina matyti tų šildomų klientų srautą, bet tai dar nėra tas tikslinis mano klientas. Tikrai taip. Tikrai tas, žinai, nu kaip sakyti, tas, kuris mielai ir su, kaip sakyti, su mažai abejonių renkasi tavo paslaugą, bet ir tuo pačiu, kad, sakykime, tą, kurį tu nori prisikviesti. Čia dabar labai svarbu, kad tu nutiestum jam tą kelią ir tas gairias, kad jis tikrai kad jis žinotų ir, kaip sakyti, ir galėtų pas tave ateiti, ar ne? Nes iš esmės dažniausiai mes ir išsigryninam tuos dalykus, bet nedavedam iki galo, kaip tą klientą tada mums tokį rasti ir kur mums jo ieškoti, ar ne? Ir Dovilė išsineša, kad be analizės niekaip, tikrai taip. Na, atsimenu, vieną klientę turėjau, kuri 17 metų versle ir paklausiau jos, ką tu savo versle analizuoji. Tai jinai taip išpūtė akis, sako, o ką galima analizuoti? Na, galima turbūt viską analizuoti ir reikia viską analizuoti, nes kitaip, tai tada mes įpuolam į tokį tiesiog darimo, tiesiog, kaip aš vadinu, užimtumo tarnybą, ne, užsiėmę esam, kažką darom, galbūt ir net labai fainai kažką darom ir džiaugiamės tuo, ką darom, bet ilgainiui rezultatas netenkina, nes nėra fokusų tikslingų. Tai va čia, o kaip mėgstu sakyti, kur fokusas, ten rezultatas. Jeigu yra teisingi fokusai į teisingus dalykus, tai rezultatas yra neišvengiamas, tik tai laiko klausimas. Tai va čia tas teisingų žingsnių sudėliojimas. Kuriam vertę, tada žiūrim, kaip iš tos vertės gauti maksimalų pelną. Kaip kitiems? Kitoms. Gali būti, kad kiti per pietų pertrauką gal nepatogu rašyti ar kalbėti. Tai aš tada gal Dianą kviečiu. Gal kotletus jau kramto, ar nesakai? Salotas gal. Taip.
Taip, tai Tai nu, va, iš tai. esmės, kaip Mhm. sakyti, svarbu sau pasižymėti tuos esminius dalykus ir padirbti, ne tai, kad, nu, kaip sakyti, liktų mums tik tai pažiūrėjom, paklausėm, įėjo ir išėjo, bet nu, čia yra, kaip sakyti, duodamos gairės darbui, toliau savarankiškam darbui arba darbui su kažkuo, su mentorium ar su kitu profesionalu, su ką jūs be pasirinktume, tai, kad būtų lengviau, mes su Aušrinė galvojam, kad pasiūlyti tokį grupinį savaitės darbą kartu, tai ne tik tai apie vertės kūrimą, bet ir labiau, kaip sakykime, žiūrėti ir tos antros dalies, kaip siekti maksimalaus pelno iš to, ką jūs darote. Ką jūs darote šiuo metu, kaip susidėlioti tas pelningumo gairias, kaip pasiekti didžiausio rezultato. Ką duoda darbas kartu, tai va čia tokius esminius momentus sudėliojau, kas ilgalaikiai perspektyvoje, ką įvardina mano klientai, ar ne? Pajamų augimas, pelningumo didėjimas, srautų stabilumas, strategijos įgyvendinimo, kaip sakyti, strategijos įgyvendinimo tikslas pasikeičia ir jisai tampa aiškesnis ir realesnis. Vadovo laiko grąža, tai reiškia vadovo, kaip sakyti, su šita dalim irgi labai stipriai dirbam, tai reiškia žiūrim, kad maksimaliai orientuotumėtės ir kurtumėt vertę ten, kur yra didžiausias rezultatas. Komandos efektyvumas, jeigu jinai yra, ir sprendimų prieimimo greitis, kas yra didžiulis konkurencinis pranašumas. Jeigu jūs gebate gerus sprendimus priimti 2 kartus greičiau nei jūsų konkurentai, jūs jau esate visą galvą už juos toliau. Kada tai vyks? Rugsėjo 22-25, tai yra pirmadienis, penktadienis, 2 susitikimai gyvai. Ir tarpuose turėsim čatą ir tarpuose dar bus šiek tiek ir užduočių, kad gauti maksimalią vertę. Tai reiškia, va tokia, nu kaip sakyti, intensyvesnė savaitė susifokusuoti į savo verslą, išsigryninti esminius dalykus, kas yra svarbiausia. Investicija yra tik tai šiandien sukūrėm su asistente, nu, kaip sakyti, jau nuolaidų jau nebėra, bet šiandien webinaro dalyviams ir tie, kas galbūt šiandien dar spės peržiūrėti įrašą, yra kodai sukurti specialūs, galit juos nusifotografuoti, bet aišku, informaciją atsiūsim su šitais kodais, yra labai, labai simbolinė kaina. Ir šiaip kaina yra labai simbolinė, nes na, mano viena konsultacija kainuoja gerokai daugiau negu šitos kainos, o čia jūs gausite 2 konsultacijas ir dar palydėjimą tokį per visą savaitę. Tai kur įsigyti, tai yra mūsų puslapyje, taip pat gausit informaciją ir jeigu matot, kad yra aktualu, kad norisi, kaip sakykime, šiek tiek tos pagalbos iš išorės, šiek tiek palaikymo, šiek tiek aiškesnės struktūros savo verslui, tai tikrai drąsiai kviečiu, nes vienam yra labai sunku, aš nežinau kaip, nu aš tiesiog lenkiu galvą visiems, kas verslus kuria vieni patys, be partnerių, be mentorių ir kuria sėkmingai, tai nu, tikrai lenkiu iki žemės galvą, nes tai yra labai sudėtingas dalykas, ypatingai jeigu nėra prieš tai verslo kūrimo patirties. O mentorius reikalingas turintis patirtį tam, kad, nu, kaip sakyti, sutrumpintų mano kelią, nes dažniausiai ypatingai pirmos verslo metus vadinu nuo 1 iki 5 maždaug metų, dažniausiai čia yra labai daug resursų išeikvojama ir nepasiekiamas norimas rezultatas, nes, kaip sakyti, fokusas yra ne ten, kur turėtų būti. Tai tiek tada, kaip šiandien mano pasidalinimo, stabdau įrašą.